susirinkę kontrolės komiteto posėdyje. Šiandien turime 3 klausimus ir ketvirtoje, jeigu bus papildomų klausimų. Tai pirmas klausimas dėl Druskininkų savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2025 metų veiklos programos patvirtinimo. Antras klausimas dėl asignavimų Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų veiklos plano vykdymui. Dėl Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų veiklos plano vykdymo. Na ir ketvirti klausimai. Ar kolegos turėsit kažkokių pastabų, pasiūlymų dėl darbotvarkės? Prašau, Antanas. Sveiki, kolegos. Aš turiu tokį prašymą. Gal pavyktų tiesiog ir kontrolierių prisijungti per Zoomą, tai mes girdėtume jo balsą jau per jo kompiuterio mikrofoną, kuris būtų, girdimas žymiai geriau, kiek iš praktikos yra žinoma, tai dabar štai pirmininkaujantis girdimas dėl to, kad mikrofonas jo kompiuteryje, ar sekretorės, nežinau, o jau kontrolierių girdimumas bus labai prastas. Tai jeigu toks žingsnis galimas, tai būtų komunikacija geresnė. Bet tai mikrofonai yra, gal pabandykim, aš nežinau, Ką žinau, kad ateina nieko. Arba galima ir čia gali atsisėsti. Išties galima tada paprašyti, kad atsisėstų šalia, jeigu. Čia teikit. Bet iš tikrųjų tai kompiuteriai tai išjungtas, visas garsas tik tai eina per tą bendrą, ką jūs ir girdite. Bet kažkodėl tai gerai, yra tokia, kad tai gerai, pradedam tada. Supratau viskas, Antanai, ne, kad tą norėtų pasakyti. Dėl programos, tai kažkokių tai pakeitimų kaip ir nėra. Ta veiklos programa kontrolės komiteto jinai yra panaši kaip ir praeitų metų. Tai trumpai pristatysiu. Tai kontrolės komiteto veiklos programos paruošimas, svarstymas, pateikimas tvirtinti savivaldybės tarybai. Ta šiandien ir darom ir aptarsim projektą. Kontrolės ir audito tarnybai reikalingų biudžeto asignavimų 2025 metų veiklos plano vykdymui ir darbo užmokesčių įvertinimas ir išvadų dėl jų pateikimas savivaldybės tarybai. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2024 metų metinių ataskaitų rinkinio svarstymas ir išvadų dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos teikimas savivaldybės tarybai, tai čia bus antrą ketvirtį. Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programos ataskaitos teikimas savivaldybės tarybai, tai tą darysime irgi vėliau, antrą ketvirtį, turbūt balandžio mėnesį. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų audito ataskaitų ir išvadų svarstymas, išvadų dėl savivaldybės 2024 metų turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo parengimas ir teikimas savivaldybės tarybai. Periodinis savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano vykdymo svarstymas, informacijos apie rinkliavos ir naudojimosi Druskininkų savivaldybės kurorto viešąją infrastruktūrą, tikrinimo analizė. Taip pat kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų analizė, išvados dėl savivaldybės skolinimosi galimybių, savivaldybės 2024 metų ataskaitų rinkinys, išvada dėl Druskininkų savivaldybės infrastruktūros plėtros programos 23 metų lėšų panaudojimo, čia ne 24 turėtų būti. Jo, pataisysime, čia 203, kažkodėl liko 22, jo ten kėlėsi tada.
Taip pat įstaigų įmonių vadovų paaiškinimų išklausimas dėl kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų metu nustatytų trūkumų, teisės aktų pažeidimų pašalinimo, jeigu bus poreikis. Žinoma, esant būtinumui vykdomi susitikimai su įstaigų ir įmonių vadovais, prireikus kreiptis į savivaldybės merą arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolieriaus reikalavimų įvykdymo. Taip pat iš asmenų gaunamų pranešimų ir pareiškimų apie savivaldybės administracijos, savivaldybės valdomų įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą nagrinėjimas ir siūlymų dėl jų teikimas pagal kompetenciją merui ar savivaldybės tarybai arba persiuntimas juos nagrinėti kompetitingoms institucijoms ar įstaigoms. Taip pat gyventojų priėmimas, pareiškimų, skundų, pasiūlymų nagrinėjimas, tai vykdysiu kaip kontrolės komiteto pirmininkas. Tokių skundų ar labai siūlymų kaip ir retai pasitaikantys dalykai, bet vis tiek tą reikia vykdyti. Tai ir 26 metų kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projekto svarstymas, pasiūlymų dėl šio plano projekto papildymo, pakeitimo, pateikimas kontrolės ir audito tarnybai. Tai toks planas, ką kolegos norėkite, klauskite ir svarstome. Tai pirmiausia, gal norėčiau paklausti dėl 4 punkto. Čia taip suformuoluota, kad numatytas mūsų komiteto ataskaitos teikimas tarybai, bet nėra žodelio svarstymas. Ar tai reikia suprasti, kad tiesiog bus pateikta be pristatymų pačiam komitete, nes kiek atsimenu, anksčiau buvo praktika ir man atrodo, jinai buvo normali, kai metų pradžioj kartu su programos tvirtinimu buvo teikiama ir ataskaita. Ataskaita 1 puslapio, tai čia ne kažkoks tai didelis darbas. Kodėl dabar kažkaip kitaip formuluojama? Tai be abejonės, jau čia net be klausimų, kad aišku, kad svarstysime ir tą ataskaitą pas save komitete sekančiame posėdyje ir teiksime tvirtinti tarybai, o dėl ko anksčiau, tiesiog yra tam tikrų dalykų ir kontrolieriaus susiję, kontrolierius teiks ataskaitą, tai tiesiog neskubėjom čia, tai dabar iš karto pateiksime. Ir iki gegužės 1 dienos šiaip galime tą pasidaryti. Anksčiau buvo iki sausio pabaigos. Kiti klausimai, pavyzdžiui, susiję su tais auditų turinio apimtim. Pagal dabartinę programą taip išeitų, kad turim viso labo tik tai vieną auditą pagrindinį, tai yra ataskaitų rinkinio auditą ir tuo tarpu atskirai ten mūsų įstaigų bendrojo auditai jau nebeplanuojami. Tai vėlgi aš savotiškai grįžtu irgi į ankstesnius metus, kur tokie auditai buvo numatyti, nes žiūrėkit, išeitų taip, kad ten kokia nors įstaigų ar įmonių vadovų paaiškinimų išklausimas, reiškia, tampa, kaip sakom, tuščias, nes jeigu nebus auditų, tai kaip čia tų įmonių vadovus išklausysi. Aišku, ir anksčiau nebuvo, nėra buvę, kad kontrolės komitete dalyvautų kurios nors įstaigos vadovas. Bet bent jau logikos tada laikykimės. Jeigu nėra tokių auditų numatyta, tai ir 8 punktas atkrenta. Tai gal galėtumėt bandyti vis tik paaiškinti, kaip čia yra susijęs su to audito apimtimi.
kodėl jisai audito apimtis sumažėja. Na, mes apie Antanai auditus, tai jau tvirtinom kontrolės ir audito tarnybos šiaip veiklos planą, tai ten ir buvom apkalbėję tuos visus dalykus, o nieks nedraudžia, kaip sakyti, ir metų eigoj kažkokie tai atsiradus ar kažkiom aplinkybėm, ar kažkiem skundam tuos dalykus, kaip sakyti, įtraukti. O dėl 8 punkto, tai nereikia pamiršti, kad tie auditai yra ir pernai daryti, ir, sakykime, ankstesniais metais, kur tos paskui rekomendacijų gyvendinimas ir panašiai, tai kodėl mes negalim ir šiais metais nagrinėti jau atliktų auditų kažkokio tai rekomendacijų gyvendinimo ir panašiai. Nežinau, gal kontrolierius gali papildyti tuo klausimu. Galiu pasakyti, kad audito apimtis tikrai nesumažėjo. Viskas vyksta pagal planą, yra konsoliduotos ataskaita ir išvada dėl metinių ataskaitų rinkinio dabar savivaldybės ir ten yra žiūrimos visos įstaigos, atliekamos tam tikras procedūros, vos ne kiekvienoje įstaigoje. Labai retai tų įstaigų lieka, kurios yra nepažiūrimos. Tačiau kai kurios yra atliekama daugiau procedūrų svarbesnėse, kitos yra mažiau. Tai jeigu būna kažkokių tai rekomendacijų mums pateiktų, jie nevykdo, tai tada bet kada kontrolierius gali kreiptis į, pavyzdžiui, kontrolierius komitetą arba į merą, kad, kaip sako, tų įstaigų vadovai paaiškintų, kad tokiu atveju paprastai nebūna, kodėl jos nėra vykdomas. O čia gali kontrolės komitetas, bet kada tos vadovus įsikviesti, aišku, po audito, jeigu bus tam tikrų priežasčių reikalingų jų paaiškinimo. Tai tiek trumpai tiek dėl audito apimčių. Na tada dar vienas klausimas susijęs su ta gegužės 15 data, kurios turi būti pateikta tarybai, kontrolieriaus išvada dėl ataskaitų rinkinio. Tai kaip šįmet bus realizuojama šitie dalykai, ar vis tik kontrolieriaus darbas bus pristatytas ir kontrolės komitete iki tarybos, ar nebūtinai. Jeigu pamenat, tai reiškia pernai mes turėjom tą tokį nesklandumą. Suprantu, kad čia tie terminai spaudžia ir kad yra čia tų problemų dėl tų visų įstaigų ataskaitų, bet čia neturėtų būti mūsų reikalas. Kaip šįmet tie dalykai bus susidėlios? Kontrolės ir audito tarnyba išvadą tarybai pateiks iki gegužės 15 dienos ir tuo metu ir auditas bus panašiai užbaigtas apie gegužės 15-14 ne anksčiau. Tai kada taryba bus, kada tvirtins, nežinau, ar gegužės pabaigoje tvirtins ataskaitas, ar birželį, tai tame tarpe galima kontrolės komiteto posėdį padaryti, jeigu jūs norite išklausyti. Jo, tai ir padarysim, kad nebūtų ta situacija, kad mes jau svarstom po pritarimo tarybos, tai viskas ok, čia gegužės mėnesį padarysim dar vieną posėdį. Ar tenkina atsakymas? Na tai, tiesiog jeigu tai pavyks padaryti, tai bus kažkoks tai geresnė versija mūsų darbo, nes, sakau, pernykštė patirtis, kai ir dėl paskolos ėmimo buvo pristatytas klausimas jau po to, kai taryba patvirtino ir tą patį ataskaitų rinkinį, kurį taryba patvirtino ir paskui nelabai ten yra ką ir kalbėti, ir analizuoti, tiksliau sakant, nėra prasmės. Tai jeigu šįmet kažkaip atrodytume geriau, tai būtų, manau, visiems geriau. Dar galiu bet kada pasakyti, kad visą laiką rinkinio tvirtinimas vyksta taryboje ir prieš tai būna komitetuose. Tai jūs ir komitetuose galite ir kituose drąsiai klausti, ne tik kontrolės komitete. Nes jūs ataskaitą jau turėsite kitą laiką. Taip, tai
Dėkui, ar dar būtų klausimų? Ar einam prie balsavimo, tada kas pritarė kontrolės komiteto veiklos programai 2025 metų. Kas už? 4 už, kas prieš? Susilaikė. 1 susilaikė. Programai pritarta. Teiksime tarybai tvirtinti. Dabar antras klausimas dėl asignavimų Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų veiklos plano vykdymui. Prašom kontrolierių pristatyti. Labą dieną. Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalies 3 punktas numato, kad kontrolės komitetas įvertina asignavimus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklai ir atlyginimams. Pirmiausia, noriu pristatyti praeitų metų sąmatos vykdymą. Praeitais metais kontrolės ir audito tarnyboje buvo panaudoti 105 910 eurų, tai grubiai 106 tūkstančiai. Didžiausia dalis buvo skirta darbo užmokesčiai, tai 100 709 eurai. Socialinio draudimo įmokos buvo 1460 eurų. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, tai viso buvo 1892, grubiai 1900. Iš jų ryšių paslaugos ir įsigijimo išlaidos 3,82 €. Tai čia už ryšio paslaugas, jeigu jų limitus kartais nepatenka. Paskui transporto išlaidos 79 eurai, komandiruočių išlaidos 280 eurų, kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1020 eurų. Tai iš viso buvo planuota 1300 eurų, tačiau į porą renginių nevykome ir taip sutaupome tuos 300 eurų, nes jeigu vieną dar renginį, tai faktiškai būtų lėšų neužtekę. Taip pat praeitais metais buvo kitos prekės ir paslaugų įsigijimo išlaidos, tai čia 509 eurai, tai pagrindinės tai sudarė nario mokestis asociacijos, taip pat spauda, apskaitos ir mokesčių aktualijos apie 100 eurų, o kitos tai čia jau grynai operis, kalendoriai, rašikliai, tai tiek išlaidų. Ir dar viena neplanuota išlaidų rūšis, tai socialinės išmokos pašalpos 1848, tai čia buvo išmokėta 2 minimalių algų pašalpa mirus darbuotojos motinai. Tai trumpai šitiek praeitais metais tos vykdymas. Dabar apie planuojamus šiais metais. Šiais metais planuojama 110 600 eurų. Iš jų daugiausia, aišku, darbo užmokesčiai 104 400, socialinio draudimo įmokams 1400, prekių ir paslaugų naudojimas tai 4,8 tūkstančio, tai pasikeitimai pasakysiu kokie bus, o šiaip ryšių ir paslaugos 100 eurų, kaip ir praeitais metais, transporto išlaikymas 300 eurų, planavom kaip ir praeitais metais, komandiruotės 300 eurų, paskui kvalifikacijos kėlimas 1500 eurų, nes tikrai mokymai brangsta ir pernai nenuvykom į 2 planuotus mokymus, šiemet tikiuosi, kad gal užteks arba bent jau į vieną tikrai dar papildomai nuvyksim. Informacinių technologijų prekės praeitais metais buvo planuota 600 eurų, tačiau prekės buvo neįsigytos, tai šiemet planuojama 1500, tai čia būtų planuojama įsigyti printeris, skaneris, taip pat planšetė. Kitų prekių įsigijimo išlaidos tai didėtų 600 eurų palyginus su praeitais metais, tai kontrolės ir audito tarnyba planuoja irgi prisijungti, kaip ir visos įstaigos, prie dokumentų valdymo sistemos, nes dalis dokumentų dar yra tvarkoma rankiniu būdu, tai čia maždaug kainuotų apie po 50 maždaug planuojam eurų kiekvieną mėnesį, tai maždaug per metus gautųsi apie
600 eurų papildomai. Tai, kaip ir minėjau, kitos kaip ir nesikeičia, o pagrindė didėtų išlaidos apie 3 procentus, palyginus su praeitais metais. Tai čia toks yra planas, o taryba dar svarstys biudžetą, tai nežinau, gali būti pasikeitimų, o siūlau kontrolės komitetui pritarti, nes jų tikrai reikia mūsų veiklai, kad veikla būtų vykdoma normaliai, be trikdžių. Tai gal trumpai tiek. Gerai, ačiū. Kokių būtų klausimų, pasiūlymų? Norėčiau kelis argumentus dėl pritarimo arba nepritarimo šitam planui. Tai keli tokie faktai. 21 metų planas buvo 76 000. Dabar per 5 metus paaugo gerokai čia tas išlaikymas tarnybos visuomeniai. Jeigu procentiškai pasižiūrėjus, tai čia beveik 40 procentų, ko gero, yra jau šiemet 110 000 su trupučiu. Tokie šuoliukai akivaizdus. Tai šita dalis keičiasi labai ryškiai, finansavimo dalis, bet darbo dalis jinai nesikeičia. Netgi pagal šių metų patvirtintą planą, tai netgi apimtis mažėja, tiesiog nelabai matosi to darbo. Tai čia yra tas toks netitikimas. Ir matyt, mūsų kaip kontrolės komiteto teisė ir pareiga bendruomeniai pasakyti, kad išlaikymas yra va štai toks. Rezultatai irgi yra va štai tokie. Tai čia yra tam tikras balanso trūkumas. Bet suprantu, kad po to, kai buvo daugiau nei prieš metus patvirtintas tas algos dydis, tai visą didį procentą ir sudaro atlyginimai. Tai tą progą gal irgi būtų galima pasakyti konkrečiai bendruomeniai daugiau, ne tiek mums, jeigu čia prasidės, kiekgi realiai kontrolierius gauna popieriuje atlyginimą. Būtų gražu visuomenė, gal visuomenė būtų įdomu. Gerbiamas Antanai, tarybai yra patvirtinus kontrolierių koeficientų 2,48. Pasiskaičiuosit? O kadangi įstaigai yra 2 darbuotojai, tai aš neprivalau sakyti, koks atlyginimas yra pagal įstatymą. Nei savo pavaduotojas. Čia konfidencialus irgi yra reikalai, o jeigu kalbant apie tai... Įstatymui galioja kontrolieriai, šiaip kontrolierius irgi nei priedo negauna nieko, tai kad jūs jau tikrai jau nesiskūskit, kad nežinot. Kai kalbam apie bendros asignavimus, tai čia tokie argumentai, suprantate, tai kyla atlyginimai, tai kyla ir bendras, ir savivaldybės biudžetas yra pakėlęs atlyginimų prieš 5 metus, kas buvo. Jūs parduotuvėje sviestą ar duoną perkat irgi dvigubai brangiau, bet juos pagaminti yra tos pačios sąnaudos. Tai žiūrėkim, ką šnekam, nežinau, čia tokias reikalingas. Prašom, Artūras Klausmenis. Elementari manipuliacija skaičiais ir nieko nepagrįstas absoliučiai argumentas, nes išsirinkti laikotarpį 5 metų, tai palyginimų paimkim prie lito gal dar laikus, kaip lygtais būdavo, pasikonvertuokim, pasižiūrėkim, palyginkim biudžetus, absoliučiai spekuliacijai, tiesiog iš tikrųjų galim lyginti su praėjusiais metais, paklausti, kodėl padidėjo viena ar kita eilutė nuo praėjusių metų planų, bet ne 5 metų laikotarpį. Čia visiškai nelogiškai, tiesiog manipuliacija tam, kad atrodytų, kad Jėzus Marija, kaip dabar viskas išdidėjo ir kaip čia papildo.
Tai absoliutus niekinis argumentas. Sutinku. Ačiū. Aš galiu irgi pasakyti, kiek tarybos nario Antano išlaikymas savivaldybėje pabrango per šiuos metus. Irgi. Tai nesivelsiu į ginčą dėl argumentų, aš pasakiau savo argumentus, jūs, Artūrai, savo argumentų nepasakėt, jūs tik pasakėt savo vertinimą mano argumentų. Tai čia yra manipuliacija. Tai, žodžiu, kalbėkim dalykiškai, kalbėkim faktais. Tai bus aiškiau ir mums, ir visuomeniai. Ja, tai viskas gerai, kiekvienas išsako savo nuomonę ir jinai gerbtina. Ir taip posėdėje čia tą ir susirenkam, kad svarstyti ir išreikšti savo pozicijas tam tikras. Tai viskas tvarkoja, jūs išreiškite ir dėkingi. Ar dar būtų kažkokių tai esminių pastebėjimų, klausimų dėl asignavimo plano? Nematau. Tai periname prie balsavimo. Ar pritarėte šiam kontrolės ir audito tarnybos 2025 metų asignavimo planui? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Antanai, susilaikot ar prieš? Šįkart prieš. Prieš. Vienas prieš, 4 už. Nes kėlė taip ant ribos per tą ir tą, kaip čia už ar prieš ar susilaiko. Tai asignavimo planai pritarta. Dabar trečio klausimo dėl kontrolės ir audito tarnybos 24 metų veiklos plano vykdymo. Ką prašom kontrolierius, ką turit papasakoti apie jau padarytą auditą. Dėl plano vykdymo, tai plane buvo dar likęs vienas auditas, pirmos programos auditas. Tai ataskaita šiuo metu, tiksliau ataskaitos projektas vakar buvo pateiktas savivaldybės administracijos finansų skyriui, dabar reikia suderinti ir kai bus suderinta, tada ataskaita bus pateikta ir kontrolės komitetui. Čia galiu pasakyti, kad tikrai visos programos lėšos tikrai nebuvo audituojamos, buvo atsirinktos 2 sritys, tai buvo konkrečiai komandiruotės ir reprezentacinės lėšos. Tai šitų, nes kaip ir vyko telefonas, jau kadangi šiais metais kontrolės audito tarnybos peržiūrą atliko valstybės kontrolė, tai irgi tam laiko reikėjo skirti, o ataskaitą jau galutinę peržiūros mes gavome tik tai gruodžio mėnesio pradžioje. Tai gal truputį buvo toks trukdymas, negalėjom pilnai pažiūrėti, bet daug aš sakau, kiek pažiūrėjome, kiek įvertinome, tai ataskaitą iš karto nelauksiu kontrolės komiteto, kai tik tai gausim jau suderintą ataskaitą, tada iš karto atsiųsim kontrolės komiteto nariam ir artimiausiam posėdį galėsim pristatyti. Tai gal trumpai tiek, o šiuo metu jau yra pradėtas 24 metinio ataskaitų rinkinio auditas. Ir dabar vyksta baigiamieji planavimo darbai, tai kaip ir kiekvienais metais yra suplanuotas tam tikros procedūros tam tikrose įstaigose, tai kaip visą laiką administracijai, viešosiose įstaigose, tai ligoninė ir PSPC, paskui gali būti iš mokyklų viena bus arba saulės arba gimimo, bibliotekai gal bus dar iš kultūros įstaigų. Ir kokiu aš tiek, nes sakau, tas planavimas dar nebaigtas, nes reikia atsižvelgti į asignavimų dydį ir į vykdymą biudžeto. Tada pagal tai, kur svarbiausias sritys ir bus nuspręsta atlikti tam tikras procedūras. Tai gal trumpai tiek apie dabartinį planų vykdymą. Šitiek. Gerai, dėkui. Ar turėtumėt kolegos ką pakomentuoti, paklausyti, gal dar papildomai? Aš norėčiau kontrolieriaus galbūt paprašyti nuo tokio elementaraus dalyko, kad šito audito turinys galėtų būti svarbus, paprasčiausiai įvertinant visas sritis tiesiog
tiesiog nurodant išlaidų dydžius. Ir čia turėtų būti ne tik tai komandiruotės ar dar kažkas tai, bet visa apimtis, tada matytųsi visas vaizdas, kaip 23 metais savivaldybės administracija leido biudžeto lėšas, kokios sritys buvo finansuojamos, kokiais išlaidų dydžiais. Ir čia ne tik tai, čia ir transporto reikalai turėtų matytis. Niekas nereikalauja, kiek konkrečiai kūrui, kiek ten konkrečiai draudimui ar konkrečiai remontui, nors tas irgi vieną kartą būtų galima. Galima būtų tą išklotinę pateikti visuomeniai. Bet ir reprezentacinės išlaidos ypatingai svarbu, nes čia ta dalis niekada nebuvo skaidri. Tai mano toks ir prašymas, ta išklotinė galėtų būti labai lakoniška, galėtų tilpti ir į vieną puslapį. Tai čia nebūtų ypatinga darbinė apimtis. Tai nežinau, pateiksi, tai matysim, kaip atrodo tie dalykai, bet faktas tas, kad ilgus metus administracija apskritai nebuvo audituojama platesnių pavidalų, nors šiaip įstatymas labai aiškiai suplanuoja, kad čia aišku tarybos prerogatyva, bet kad laikas nuo laiko turi būti atliktas ir nepriklausomas auditas. Tai šitos pozicijos akivaizdžiai vengiama, net ir vyriausybės atstovo pasiūlymą sėkmingai ignoravom. Tai, žodžiu, rezultatas kažkoks turėtų būti. Jeigu jau buvo planuose, buvo darbas numatytas, atlyginimai mokami, tai duokim žinią visuomeniai, ko čia dabar kaip sakoma, dražintis ir to labiau, kad visai jie dalykų ir dabar, pavyzdžiui, matyt visi čia sėdintys dalyvavo čia tam paskutiniam baliui su 360 dalyvių. Tai klausimas visuomeniai labai aiškus, tai už kokias lėšas čia buvo tas balius toks platus organizuotas. Įprasta, kad tokių atsakymų paprastai nebūna. Tai gal žino kas nors iš čia sėdinčių, kas finansavo šitą? Aš pats su save finansavau, jeigu ką. Na tai visų pirma, tiek iš rėmėjų, tiek iš savivaldybės lėšų, tai iš kokios eilutės. Ne mūsų kompetencija dabar atsakyti jums, Antanai, bet kontrolierius dėl tų kitų pastabų, tai gali pasakyti. Šiaip dėl administracijos auditavimo, tai administracija yra, tiksliau, procedūros atliekamos kiekvienais metais. Pagrindinis auditos objektas yra administracinis, daugiausia lėšų. Ir mes pasisakydami dėl metinių rinkinių, pirmiausia, ir audituojama administracija, didžiausios sumos eina visus. Tai kad negalima sakyti, kad niekas jos neaudituoja ir nežino. O konkrečiai dėl sumų, tai irgi jos yra peržiūrimos, bet yra svarbiausios. O kaip, kodėl taip yra, tai gal toliau bus kitas klausimas. Pristatysiu kontrolės ir audito tarnybos atliktą finansinio audito vertinimą, kurį atliko valstybės kontrolė. Ir ten, jeigu suprasit, tai matysit, kaip mes turime audituoti, kaip rašyti ataskaitas, nes ten griežti labai reikalavimai ir už kiekvieną nukreipimą gaunam per galvą, atsiprašau. Taip. Yra reikalavimai, yra, nežinau, kaip tą paaiškinti galima. Negalima bet ko sugalvoti ten ir žiūrėti, turi būti pagrįstumas. Aš manau, kad čia yra tiesiog
dar vienas prašymas ir būdas tapti moraliniu teisėju, pasižiūrėti eilutes ir nuspręsti, ar per daug buvo gėlėm išleista, ar per mažai, ar kur užpilta per daug, ar per mažai. Aš manau, kad administracija dirba savo darbą ir tai, kas reikalinga jai išleisti, jį ir išleidžia savo funkcijom vykdyti, o čia paskui užsiimti, nežinau, pavadinkim, tapinizmu ir moraliniais teisėjais būti ir tam, kad pasigauti kažkokias eilutes ir skalbti, tai čia, manau, apie tai eina prašymas, o ne apie norą išsiaiškinti ir ar pagrįstus lėšus, ar nepagrįstus. Čia viskas panašu, kad eina į to tokie prašymai. Na, dar matyčiau ir dėl jūsų Antanai šnekat apie nepriklausomą auditą, tai turbūt įsivaizduojat, kiek tas auditas galėtų kainuoti. Ir turbūt čia gaudus ir visas nemažiau turbūt kaip metinis biudžetas kontrolės ir audito tarnybos. Ir žodžiu, iš vienos pusės lyg tai sakot, kad labai išpūsti asignavimai kontrolės ir audito tarnybai, bet neva galėtumėm rasti pinigų nepriklausomam auditui. Tai ar tas jau nepriklausomas auditas kažką čia ypatingai rastų, ar kažką tai kitaip padarytų tą auditą, tai nežinau, tiesiog. Suprantu, kad to nepriklausomo audito nebus prie šitos valdžios, tai čia aišku, čia tik tai argumentai tokie, kad įstatymas savivaldos kontrolės prasme nėra vykdomas apimtim, tai tiesiog toks ir faktas. O dėl būtinybės kažkaip kontrolės sistemoje apskritai, kad ir kontrolės tarnyba, ir mūsų kontrolės komitetas iš esmės turi vadovautis viešuoju interesu. Tai viešasis interesas būtent tik yra tas viešumas. Tai kokia nors manipuliacijos ar kas nors čia yra jau argumentas labai menkas ir nulinis. Žodžiu, o viešumas tai lygiai kaip ir vadovo atlyginimai yra šiandien turi būti vieši, turi būti bet kuriuo momentu įvardėjami. Čia nėra jokios būtinybės kažkaip slėpti ar kažką dar daryti. Tai čia tiesiog, mes tą viešumą dėja kontrolės komiteto ribose bandom pataikauti vykdomai valdžiai, tai autoritariniai sistemai ir viešumą, kaip sako, nustumti kitą planą. Tai tiesiog toks yra objektyvus situacijos vertinimas. Tai čia aš suprantu, kad mano balsas čia labai nieko nekeičia, bet bent jau visuomenės dalis tą turi žinoti. Aš nežinau, kaip jūs, Antanai, įsivaizduojate dar didesnį viešumą. Visos ataskaitos, visi, ką mes dabar jūs šneka, taigi yra viskas viešai pateikta. Ar mes turim laikraštį rašyti tą dalyką, įdėti kontrolieriaus nuotrauką ir parašyti jo atlyginimą, ar ką mes turim daryti, nelabai suprantu. Tai tas viešumas pagal jūs, kaip turime eiti per kiekvieną žmogų ir aiškinti, kas kiek uždirba, ar kiek išleidžiam. Yra tam tikros procedūros, tam tikri viešinimo dalykai, kurie yra natūraliai ir ne vieni metai tas daroma ir tikrai kam reikia, tas ir suranda visą informaciją reikalingą. Nežinau, kaip kitaip, pasiūlykit jūs, kaip jūs kitaip tą viešumą dar įsivaizduojate. Šiandien diena galima teikti, kad apskritai visos įvykdytos veiklos, sakysim, kad ir kažkokie darbai, didesni darbai, ar aplinkos tvarkymo, ar kažkokių rengimų paprastai visuomenį pristatant, nėra praktikos pasakyti, o kiekgi tai kainavo. Tai, žodžiu, tas įprotis yra toks, nebūdingas šiaip jau kitoms savivaldybėm. Tai mes šią prasme išsiskiriam jau daug metų, jeigu dar prisimenant
sakysim, kad ir vandens parko statymo laikus ar ką, tai vis tiek visuomenė žinojo, kiek lėšų išleista, kiek investuota, kokios paramos ir panašiai. Dabar žiūrėkit, sakysim, kad ir paskutinis atliktas bažnyčios aikštės tvarkymo darbas, tai nebuvo įvardinta ta suma, kuri buvo išleista. Jokiuose viešuose informacijos. Nebuvo, kaip nebuvo. Tai puslapiuose. Nežinau, kokias jūs informacijos sklaidos priemonės žiūrite, bet tai iš tikrųjų būna ir pristato, ir meras, ir viešuosiuose renginiuose, ir ataskaitas pateikinė, kad ir savivaldos diena, nežinau, jūs gal nesilanko tuose renginiuose, arba būna ir susitikimas su verslo bendruomenėm, su kitom bendruomenėm, nežinau, tiek kaimo, tiek kitų socialinių grupių čia, nežinau, man atrodo, čia jūs, Antanai, tikrai per mažai gal pats domitės ir keliat paskui tokius klausimus. Kas iš kolegų negirdėjo, kiek tas informacijos nebuvo. Visi girdėjo, tai jūs negirdėjo. Į tą patį laikraštį, savaitraštį, bet ten tokie dalykai nefiksuoti. Tai tuo ir remiuosi. Supratome. Manau, klausimų išseko, dabar dar jūs turite, ne? Sigitai kažką. Sakyti apie valstybės kontrolę. Slaptą informaciją, pasakysiu. Okay. Kaip ir minėjau, tai šiais metais valstybės kontrolė atliko Druskininkų savivaldybės kontrolės audito tarnybos atliktą finansinio audito vertinimą. Čia buvo 23 metų metinio ataskaitų rinkinio duomenys, nes nagrinėjimo valstybės kontrolė tą auditą peržiūrėjo. Trumpai pristatysiu išvadas valstybės kontrolės. Vadovaujantis savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų išorinės peržiūros planu buvo atlikta Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto 23 metų Druskininkų savivaldybės metinio ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo finansinio audito išorinė peržiūra. Išorinė peržiūra atlikta vadovaujantis savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašą. Išorinės peržiūros metu buvo vertinama, ar savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba auditą atliko vadovaujamasi tarptautiniais aukščiausio audito institucijų standartais ir finansinio audito vadovo. Rezultatai. Atlikto audito vertinimas. 23 metų Druskininkų savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditas iš esmės atliktas vadovaujantis tarptautiniais aukščiausio audito institucijų standartais ir finansinio audito vadovo, išskyrus tai, kad nebuvo suplanuotos ir atliktos audito procedūros viename svarbiame grupės komponente. Audito planavimas. Audito planavimo metu buvo nustatyta, kad įvertinta reikšmingo iškreipimo rizika finansinių ataskaitų ir tvirtinimų lygių, nustatytas reikšmingumo lygis ir atlikta audituojimo metinių ataskaitų rinkinio analizė, reikšmingų sričių ir grupės komponentų atranka. Atlikus audito planavimas procedūras ir atsižvelgus į jų metu nustatytus dalykus buvo parengta audito strategija ir programos. Audito programos, audito procedūros suplanuotos taip, kad būtų galima gauti reikiamą audito patikimumo lygį ir vertinimus. Išorinės peržiūros metu nustatyta, kad gavus 23 metų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius nebuvo peržiūrėtas reikšmingų sričių ir svarbių grupės komponentų nustatymas pagal 23 metų biudžeto vykdymo ataskaitos vykdymo duomenis, kasinės išlaidas. Dėl to, kaip svarbus grupės komponentas didesnis nei 5 procentai kasinių išlaidų, neįskirta viena įstaiga, Druskininkų atgaivinimo mokykla, sudaro 5,51% visų kasinių išlaidų. Jie nesuplanuotos ir netliktos audito procedūros. Atkreipėme dėmesį, kad nors nebuvo peržiūrėtas reikšmingų sričių ir komponentų nustatymas pagal biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio duomenis, tai neturėjo reikšmingos įtakos audito patikimumui, nes naujų reikšmingų sričių pagal kasinės išlaidas nebūtų atsiradę. Visgi šis trūkumas galėjo turėti neigiamos įtakos auditoriaus nuomonei.
Nes atlikus reikiamas audito procedūras, netinkamai grupės mastus vadinamą komponentą, galėjo būti nustatyta iškraipimų, kurie atskirai arba kartu su kitose komponentuose nustatytais iškraipimų galėjo būti reikšmingi. Audito procedūrų atlikimas. Audito metu atliktos visos audito programoje numatytos pagrindinės audito procedūros ir surinkti pakankami ir tinkami audito įrodymai, kad būtų galima padaryti pagrįstas išvadas ir gauti reikiamą audito patikimumo lygį. Išorinės peržiūros metu nustatyta, kad neperžiūrėjus reikšmingų sričių ir svarbių grupės komponentų nustatymo pagal 23 metų biudžeto vykdymo ataskaitų vykdymo duomenis, kasinės išlaidas, nebuvo suplanuotas ir atliktas auditų procedūros viename svarbiame grupės komponente. Atkreipkime dėmesį, kad šis trūkumas neturėjo reikšmingos neigiamos įtakos viso audito patikimumui, nes atlikus audito procedūras skirtuose nustatytose grupės komponentuose buvo gautas reikiamas patikimumas visose reikšmingose apskaitos srityje, tačiau negalėjo turėti įtakos neigiamos įtakos auditoriaus nuomonė. Trumpai taip, dar apie audito ataskaitą ir išvadą. Audito ataskaita ir išvada parengtos laiku ir pagal nustatytus reikalavimus, o juose nurodyti dalykai pagrįsti pakankamais ir tinkamais audito įrodymais. Audito kokybė. Audito peržiūros procesas vyko normaliai, visas buvo peržiūrima, visi dokumentai, skaitant audito ataskaitą ir išvadą, buvo peržiūrėti ir pasirašyti vidinės dokumentai, nurodytos peržiūros datos, tačiau peržiūra neužtikrino, kad auditas būtų atliktas be nukreipimų. Tai va trumpai tiek. Galiu paaiškinti, kodėl taip, matot, yra nustatytas vienas pažeidimas, tai po kasinių išlaidų pateiktų ataskaitų, tai viena įstaiga viršijo 5% ir mes ją papildomai turėjom įsitraukti į savo audito planą ir atlikti tam tikras procedūras. Prieš tai, planuojant, tos įstaigos kasinės išlaidos buvo apie 4,8%, tai iki 5% mes galim tos įstaigos neatlikto procedūrų tam įstaigoje. Dar vienas dalykas, kodėl mes neatlikom procedūrų, tai tos audito procedūros buvo atliktos audituojant prieš tai metus. Todėl mes įvažiuojam, kad tą reikia padaryti, tačiau įtakos vis tiek tam auditui būti neturėjo. Tai dabar matot, kaip valstybės kontrolė griežtai žiūri į tokius dalykus ir dėl kiekvieno dalyko iš karto rašo savo išvadą. O šiaip bendra išvada yra palyginus labai gera, palyginus daug geresnė negu būdavo ankstesniais metais. Tai kas čia įtaką turėjo, nežinau, ar pasikeitus vadovybė valstybės kontrolės, ar mes čia pradėjom dirbti, bet vienu žodžiu trumpai tiek apie tą peržiūrą. Ir penktadienį valstybės kontrolė paskelbė bendrą visų atliktų auditų, nes atliko apie 11 įstaigų kontrolės atliko ir bus bendra išvada. Ta bendra išvada yra skelbiama viešai valstybės kontrolės puslapyje, ji bus pateikiama Seimo audito komitetui ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Tai trumpai apie tą peržiūrą. Mes turim planuoti taip tiksliai, sakau, nes dėl mažiausio kažkokio dalyko mes paskui nukenčiam dėl išvadų valstybės kontrolės parašymų. Taip, trumpai tiek, jeigu bus klausimų, stengsiuosi atsakyti. Gerai, ačiū. Kolegos, klausimų gal turėsit dėl šios išvados? Turėčiau klausimą. Šiaip įstatymas apibrėžia, kad kontrolės tarnybos dėmesio zonoje yra ne tik viešasis sektorius vadinamas, tai yra savivaldybės įstaigos, bet ir savivaldybės valdomos įmonės. Tai irgi čia yra matyto praktika, kad tų įmonių kontrolės tarnyba apskritai nežiūri nei vienam, nei kitam formate ir į šį rinkinį nepakliūna. Tai žodžiu, klausimas irgi būtų toks, kad viena vertus net ir visuomenė nelabai turi galimybės laiku matyti, sakysim, praeitų metų vandens parko ataskaitą registrų centre pasirodė tik tai rugsėjo mėnesį.
Ir dabar taryba taip pat neturi galimybės išklausyti ataskaitų savivaldybės valdomų bendrovių. Na tai toks kaip ir susiformuoja vakuumas, informacinis, viešumo vakuumas. Visuomenė nemato, tarybos nariai nemato, meras gauna ataskaitą, bet jinai, kaip sako, jos turinys nėra žinomas. Kaip šiuo atveju vertinti, suprantu, kad kontrolės tarnybos galimybės ribotos, bet vis tik dar kartą pabrėžiu, kad savivaldos įstatyme yra įvardinta visas savivaldybės turtas ir visos valdomos įstaigos. Kodėl kontrolės sistema, vietinė kontrolės sistema nesiekia šitų, kaip čia pasakyti, pagrindinių galbūt visuomenę dominančių įstaigų darbo, nes ataskaitą priminsiu, kad Snavo Arenos veikla turėjo milijoninį nuostolį. Nežinau, jūs tikriausiai žinot, o ar žino visuomenė, ar žino kontrolierius, koks jo požiūris į tokius faktus. Gerbiamas Antranai, jūs visą laiką reikalaujat, kad, norit, kad net ir savivaldybės administracija audituotų nepriklausomą auditoriai. Tai audituoja auditoriai nepriklausomi kiekvienais metais. Nežinau, kada jie tas ataskaitas pateikia, ar jie laiku pateikia, ar nepateikia. Paskui ta audito ataskaita kartu su rinkiniu yra skelbiama viešai. Bet ar laiku pateikia, nežinau, kokios priežastys gali būti. Ar didelė apimtis, ar dar kažkas. Ar dėl auditorių užimtumo, bet o šiaip mes tai tikrai neturim galimybių, nei jėgų, nes dabar irgi, ką pamiršau pasakyti, pavyzdžiui, iš tų visų kontrolės audito tarnybų, kur buvo atlikta peržiūra, tai mažiausiai buvo bent jau 3 darbuotojai dirba druskininkose, dirba tik 2 darbuotojai. Didesnėse dirba ir po 8, ir po 6, tai jie gal turi tikrai daugiau ir laiko, ir jėgų gali skirti, kaip sako, tom kitom įstaigom, bet grynai nespėjom net ir atlikti, kas mums priklauso. O nekalbant apie įstaigas, kuriom yra privalomas auditas ir jis yra nepriklausomas. Taip trumpai gal tiek? Taip, tai čia manau ir atsako į klausimą, nes nepriklausomi auditai yra daromi, tai dar norit, kad ir peraudituotų. Kai kur nori nepriklausomą kažkur, kai kur kontrolierius, tai nelabai žinau. O dėl kažkokių nuostolių, iš kurių šitokias informacijas turi apie Snavo Arenos nuostolius. Ir kurių čia metų, čia 21 kokių ar kurių? Ne, čia kalbame apie 23 metus. Tai turbūt žinot, kad vyko rekonstrukcija Snavo Arenos ir turbūt žinot, kad kokie srautai šiai dienai yra, nuvažiuokit pažiūrėti. Beveik apie 2000 būna žmonių per savaitgalio dieną. Yra buvę tokių dienų, neseniai visai. Tai pasižiūrėkit, kas dabar ir kokie dabar rezultatai. Jeigu vienais metais investuoji ir imi visą dangą, keiti šaldymo sistemą ir panašiai, investuoji, kad būtų trasos geros ir važiuotų ir sportininkai treniruotis, ir varžybos vyksta ir panašiai, tai nėra net ką kalbėti. Tai tuo laiku gal buvo ir nuostolių, nes investicijos tam tikros buvo, bet žiūrėkim, kaip dabar šitą areną vykdo veiklą ir kokį rezultatą. Vėl eilinis spekuliavimas skaičiais, įsitraukia kažkokius skaičius, kažkokius pletkus, gandus apie kažkokius nuostolius ir panašius dalykus, tai mes puikiai suprantam, kad tai yra bendra įmonė AKO Poilsio centras sveikatingumo, vieša informacija, atsidarai registrų centro duomenį 23 metų, 1,5 milijono pelnas, tai kokie čia kur pletkai, kokie čia kur gandai, kokie vėl manipulacijos skaičius, aš neįsivaizduoju. Tai
čia gal iš jūsų pusės daugiau yra tokių dalykų, jeigu 1,5 milijono pelnas, tai čia vandens parko pelnas, kuris padengė Snow Arenos ir gydyklų nuostolius, kurie bendroj apimtyje siekia 1,5 milijono. Tai reiškia bendras, bent jau deklaruojamas 23 metų, kaip sakot, visos bendrovės bendras yra nulinis pelnas. Tai visa ta informacija galėtų būti žinoma visuomenėje. Lygiai kaip ir sutinku, gali būti visokie argumentai papildomi dėl vienokių kitokių atliktų darbų ar kokių nors dalykų. Tai ta informacija irgi. Bet kadangi tokios informacijos viešai nėra, tada kiekvienas pilietis bando susidaryti savo nuomonę apie veiklas ir rezultatus. Štai visas. Nu, bet tai kaip nėra, Danai, tai teikiamos ataskaitos įstaigų, teikiami visi dokumentai, yra nepriklausomi auditai, kaip nėra. Tai jeigu netgi nulinis tas pelnas, čia dėl žmonių daro viskas. Turbūt reikia savivaldybei išleisti žurnalą kas savaitinį ir tam žurnale dėti visas ir dar turėti išlaidas ir žmonėms teikti. Nu, nežinau, kam įdomu, tas tikrai randa tą informaciją ir aš randu, ir jūs randate. Tai jei jūs randate ir turite tuos skaičius, tai visi turbūt randate. Na tai pasakysiu tiek, kad savivaldybės žemėlapyje skelbiamos visos ataskaitos. Nu taip, tai čia... Kaip savo pareigos dalį. Net paskelbdama. Tai čia neturėtų būti, kaip sakyti, bendra taisyklė, kad žmonėms, o ataskaitos, tai dar kartą sakau, ataskaitų tarybos nariai nemato. Finansinė dalis, taip, yra registrų centre, kuri tik tai po kelinto raginimo registrų centro, reiškia, ten atsidūrė visiškai jau praleidus visus terminus. Tai čia dalykai yra tokie. Aš manau, reikia pasidžiaugti, kad tokia įstaiga kaip Druskininkų vandens parkas veiklą vykdo pelningai ir sėkmingai ir pritraukia turistus didelius srautus. Realiai miestas visas iš to gyvena, iš tų didelių srautų ir verslas ir panašiai. Tai čia tik džiaukimės, kad viskas sėkmingai daroma, ne piešti kažkam blogom spalvom, kaip jūs čia norite. Gerai, manau išseko mūsų diskusija. Jeigu kažkokių esminių klausimų daugiau nėra, ar papildomų klausimų, tai siūlyčiau posėdį mūsų baigti. Ačiū, kad dalyvavote. Tikrai, manau, produktyvus posėdis ir gan ilgas, neįprastai, visą valandą beveik. Tai ačiū, kad dalyvavote ir iki kitų susitikimų. Ilgai čia mes, ne? Mes galvojame, jau gal užmigot, jūs nestartą darėme su Pauliu. Jis nori į vandens parką. Jūs irgi kokį žodį tarkit tada? Ne, viskas daroma dėl žmogaus, tai pavyzdžiui, aš matausi iš vandens parką ten Snow Arenoj. Man tas pelnas, žinai, man svarbu, kad būtų sąlygos, kad aš... Matai, kartais pelnas ne viską pasako, žinai, o kiek žmonių dirba, kiek sukurta darbo vietų, kiek visokių papildomų... Jeigu jis yra nulinis, žinai, tas pelnas,